Štai Jėzus Kristus, Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę. Laimingi, kurie yra pakviesti į avinėlio puotą. Viešpatie, Jėzus, ateik mano širdį, tarp žodžių ir mano sielos. Kristaus kūnas apsaugo mus ir amžinąjį gyvenimą. Nuoširdžiai noriu padėkoti mūsų svečiui už tokias iškilmingas mišas. Šioj koplytėlei labai džiaugiamės. Dėkojame jum, kad panorėjot pas mus atvykti, ilgą kelią važiuoti. Ačiū labai. Labai ačiū visiems. Kaip pasakėt, kad kuklę koplytėlę, tai galvoju, kur čia ta koplytėlė, čia graži bažnyčia jūsų, mūsų bažnyčia graži. Labai dėkoju visiems už
taip, kad gausiai susirinkot šiandien ir tikiuosi, kad iš tikrųjų sugebėsiu čia tarnauti. Dievas taip norėjau, tai ką padarysi. Kitą savaitę, kitą sekmadienį aš atvyksiu, tai bus gal kažkokių pranešimų, o šį kartą paprašysim tik Dievo palaiminimo iš mūsų svečio Gedimino. Labai ačiū. Tik norėjau du žodelius klebonui leidus pasakyti, man atvažiavau iš Lietuvos. Tai pirma, kad Lietuva visai neseniai išsirinko antrąjį kadencijai prezidentu Gitaną Nausėdą, artimą katalikams valstybės vadovą. Jis visada pasisakė už katalikų teisės, gynė ir tik gins katalikišką šeimą. Tai mes džiaugiamės dėl tokio Lietuvos žmonių pasirinkimo. Ir dar, kad kaip paminėjo klebonas, jūsų parapija yra paskirtas vikaru Adamas arba Adomas Adukauskas, kuris iki pastarojo laiko dirbo toje pačioje vyskupijoje kaip ir aš. Kaip ir prieš tai dirbęs vikaras Povilas ir dar anksčiau dirbęs vikaras Marius, kurį turbūt prisimenate. Dabar Marius yra paskirtas klebonu į Alytų. Tai reiškia netoli Alytaus Šventojo Liudviko parapijos klebono aukštaitės pareigose. Rimkite mišių palaiminimą. Viešpats su jumis. Te palaimina mus visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia. Te lydi viešpaties malonė. Dėkojame Dievui.